Kaina sumažėjo. Gegučių 19 Kėdainiai. Vieno kambario butas. Va kaip atrodo pastatas. Va, ir suksiu kamerą. Va. Einam į butą. Butas yra 5 aukšte. Jis yra vieno kambario su remontu. Tai pamatysime, kaip čia atrodo. Čia parkelis yra, vasara labai faina. Žiemą ten kalniukas yra čiuožinėt vaikams. Mokykla, darželis, va čia va už tų daugiabučių, va čia yra. Dar ten kita mokykla už į kitą pusę. Vienu žodžiu, labai viskas patogu. Parduotuvė šalia. Va laiptinio kaip atrodo. Tokia. Paprasta. Penktas aukštas. Taigi. Kibiras pastatytas, bet čia nebėga joks stogas. Čia gal grindis plovė. Turbūt. Sutvarkytas yra namas. Siūlės sutvarkytos. Stogas sutvarkytas. Elektrą reikia jungti. Tai. Va. Uf. Va. Kaip atrodo butas. Virtuvė. Vaizdas pro langą. Kanapinsko gatvės namai. Va. Čia už poros namų yra mokykla. Ir darželis dar po to. Čia mokyklos ir darželiai aplinkui. Ir parduotuvės. Jeigu žinot Gegučių gatvę Kėdainiuose, tai žinot. O kaip atrodo dušas, tualetas. Va taip padaryta. O kambarys. Ar tai bus jūsų butas? Gali būti. Šiuo metu renkam pasiūlymus šitam butui. Kažkas buvo ten siūlė 3,8, kažkas 3,9, kažkas dar kažkokią kainą. Tai jūs man skambinkit. Skaitosi tik tai tada, kai skambinate, ne? Paskambinat arba žinutę SMS parašot. Apsižiūrėt galit būt, atvažiuot visą kitą. Ir pateikti pasiūlymą. Savininkė grįžta iš užsienio, neužilgo čia. Ir priims pasiūlymą kažkurį tai, kuris bus geriausias. Tai va. Tiesiog ateikit, sakykit, va, duodu tiek, imu, gerai, užrašom. Ir būsime ant ryšio. Informuosime apie visus pasiūlymus, koks aukščiausias, kiek yra pasiūlymų, taip toliau. Reklamoje dabar mes įdėjo 43 000, bet ta kaina skelbime nieko jinai labai nereiškia. Svarbiausia yra, ką gyvai žmonės realiai pamatę, pasiūlo. Tai va. Tai siūlykit, skambinkit ir susitarsim.